Sveiki visi, šiandien Edgaras ir Arūnas perleido mums eterį, esam su Jonu kartu didžiausiam mūsų ežere Lietuvoje ir turim labai fainų smagių naujienų iš savo džigiro, tai nauji castingai ir Whitefish gumas. Whitefish'as, tai aš labai nekantrauju apžuvinti šitas gumas, nes nuspalvos ir pats dizainas atrodo nuostabiai. O Jonas, tai jau, man atrodo, suplėšė kelias. Ir didelės, ir mažas. Su lydekom. Taip, tikrai kimba jau. Rytas gražus, bus šilta, bet... Karšta. Bus labai karšta, mažas vėjas, didelė kaitra, tai matysim. Bandysim kažką parodyti jums ir išbandyti šias naujienas. Apie kotus ir visą kitą pakalbėsim laidos eigoj. O dabar įsileidom Panopticsą, apie kurį irgi pakalbėsim, ir varom ieškoti pirmo simbolio. Plaukiam. Radom pirmą simbolį ir Andrius bando. Pasakom. Ant galvos, ani? Taip. Stengiamės tiesiai ant galvos leisti ir vyniot prieš pamatant žuvį. Čia vis labai plaukia. Iš šono plaukia, ne? Ne, į mus. Stop. O, dabar lėtai vyniojam. Ir... Bam! Nu va, kaip greitai su Panopticsu vyksta procesas, bet iš tiesų... Tau kolega gal net tinkliuko nereikia. Nereikia. Pirmas silkutė ant Whitefish'o, pirmas metimas, pirmas žuvis. Nėra geras ženklas. Nu, bet, o gal kaip tik geras ženklas. Nu va, trečdalis žuvies guma, bet piktas lydys ir... Tas ir smagu su to Panopticsu, kad nurandi žuvį. Bet ne visą laiką jinai kimba. Čia dabar Faktas. Kol kas geri ženklai. Taip. Aišku, dar ankstyvas rytas ganėtinai. Jo. Bet tas ir įdomu, kad tu matai tą žuvį, kad tu gali rinktis apskritai, ant kokios žuvies tu meti. Ir tiesą sakant, labai įdomu stebėti šitą procesą. Ne visi žvejai tą suvokia, ne visi žvejai tą, kaip čia, pripažįsta, galima pasakyti. Nu, čia dažniausiai pabandžiu susikabini labai. Taip. Nes visiškai atsiveria kitas požiūris į tą visą povandeninį pasaulį, kaip elgiasi žuvis, kaip elgiasi... Nu, apskritai, viskas visiškai kitaip vyksta, negu aš įsivaizdavau, kai pradėjau naudotis būtent LiveScope. Jo, ir pamatai, kad starkis paviršiui medžioja. Va tas man irgi buvo čia toks... Ir kitos žuvis, kaip elgiasi vandenyje. Greičiai reakcijos, kokiais atstumais pati žuvis mato masalą, pajaučia visas vibracijas, viską. Tai apie tai šiandien ir bus laida. Apie tą žuvį, kuri medžioja didžiuliuose gyliuose, nors pati yra vos ne prie paviršiaus arba vidury vandens, apie pelaginę žuvį ir apie šitus gražuolius. Nu, faktas, nespjausim ir į seklesnės vietas. Pasiplauksim ir sekliau. Nes būna... O, lydys. Atsisveikime. Ką tik išplaukė. Okei. Ką, plaukiam toliau. Tavo eilė? Ieškom tos, kaip įsvajotosios metrinės lydekas. Jo.
nedidelę lydekaitę. Išmėginsim didelę gumą. Matom save. Truputį gal šonė, bet turėtų pamatyti. O, kaip Lydekaitė gražiai. bėga nuo mūsų. Guma leidžiasi. Nu. Nesureagavo? Ne, Ai, o. atsisuko, jinai biški šonė mūsų yra. Man dabar įsiriškina. Parskrenda. Lydekaitė maža, guma didelė. Ai, nenori. Nu va, puikus pavyzdys, eilinis, kad, nu, ne visos lydekos kimba. Toli gražu ne visos. Nu, kolega, 20 metrų, 18 jau plaukia į mus. Lyg ir mačiau pliumptą, ne? Taip, labai taikliai, viskas liuks. Žiūrėk, apsisuko į kitą pusę. Hop, maniojam, šlėta. O, šita bus pikta. 1, 2, 3, bam. Kirst reikia iš visų jėgų, iš visos dūšios. Ai, kaip skaniai. Nedidelis lydys, kaip ant vandenlentės parskrenda. Valai istorija, įrankiai galingi, tai Jo. su mažom žuvim malonu, bet kam mažom, kam didelėm, tai labai priprantamas standartas toks pasidaro. Nu, silkutė. Kabinus iš to. Ačiū. Na va, tokia nedidukė, bet labai smagi, stipri lydekaitė. Wow! Labai faina. Savage Gear spalvų linija, 3 spalvas, man asmeniškai. Gražiausias, idealiausias ir manau labai bus kybės ilgainiui. Renkuosi šitą pagrindę, tu renkiesi natūralų. Nu jo, kol kas man natūralkė labai faina, bet man atrodo mestum šitą tepalą ir kiptų ant tepalą. Dabar tikrai įrodysiu, kad dabar, kad ir pavasaris, dar jau vasaros pradžia, bet tikrai nereikia rudens dideliem masalam, kad lydekos valgo realiai kartais savo dydžio guminukus. Čia dar ganėtinai mažas man paėmus. Nu tai čia 2-3 cm, Čia 27. čia 27. Tai pramesi ant kito simbolio galbūt Tai va, šitą. ant kito simbolio pamėginsim didelį ir pažiūrėsim, ar norės ar nenorės. Nu, Jonas rado simbolį. Kirminui numalšint mažą lydekiuką. Nu, mažas man tai iš simbolių. Būtų gėda praleisti. Nu 2,5. O va. Dar ne. O, pamatė. Tai fainai lydys tiesiog, kaip rodyklė. Pasisuka ir 3, 2, 1. Važiuojam. Plaukia per 8 metrus ir 1, 2, 3. Bam, yra. Tie atstumai tikrai Eik tu savo. greit pasikeičia. Tiesiog lydys per porą metrų, per, nežinau, 2 sekundės atskrydo tiesiog. Nu, 2,5. Mat, žiūrėk. Jo. Nu va, pirma lydekaitė. Man patraukliausiai atrodančios vaisfišos spalvos, tai tokio tepaliuko. Gerai valgo. Nėra didelė, bet smagu. Smagu, kad kimba ir nepraleidžia masalų. Pro šalį tikrai nepraleidžia. Bet tai piktai kala. Eik tu savo. Va, viskas gerai.
Nu va, ilgai nekankinam ir leidžiam. O va, net su žvakė. Oho. O, parein. Žiūri, stovi kem 5 laipsniais į viršų. Nu, galėtų ir parskris dabar. Atrodo, kad neskris. Ir žiūrėk. O. Pavaltim realiai. Nekibs šitą. Lyg ir pamatė, pareina. Čia buvau nužiūrėjęs, bet kai labai toli Bet nepradėjau. kyla, va, ateina. Plaukia. Bet ar O. norės, kaip neaišku. Norės. Norės. Tai kad labai maža žuvytė, bet ar žuvytė. Paguodas prizas. Jau kai ilgą laiką nekimba gerai ir maža pasidarė. Jo, kiek mes laiko praplaukėm be kibimo? Kokia 1,5 valandos jaučiu. Valandą. O Jėzu. Bet čia Jackau, geras Kleckau. įrodymas, kad nebijo didelių gumų mažas žuvis. Nu, Jo. 800 gramų lydekiokas. va. Pusė. Panašu, kad piktas. O, vaikeli. O, O. po tiek laiko. O. Turėtų Panašu, būt žinau, neblogas. kad rimtesnis biškelį. Skani dešrelė buvo. Dabar traukiam lydekėlę. Gali. Va. Šiaip ilga visai. Tokia Ilga ir kuda. galva didelė, turi žaizdelę nuo praeitų žvejų kažkokių, bet užgis, viskas okei. Turiu dvi lydekas vienoje vietoje, kažkuri turėtų kipti. Šitą kips. O, Dabar palauk, man reikia kitą. ai smagu. Ir visai. Ne, visai Nedidelė. silkė. Nedidelė. Nu, normali. Imk Op. savo žuvį. Kaip Ar tiesiog ir leidžiam. Op, turiu. Ačiū. Nu va, dar viena lydekytė. Kiek čia, kokio 80? Nebus. Nebus. Tai su ta gaida leidžiam lydeką atgal. Nu dabar šaut turėtų. Oi. Antrai meti. Taip. Labai įdomus reiškinys, kad dvi lydekos stovėjo vat, visiškai viena prie kitos. Dabar Jonas va meta antrai, bet ne tokia pikta. nepikta. Atsivijo, bučkį davė masalą ir viskas. Ir nenori. O jau pareina. O. Šitą durs. Ne, žiūrėk, sustoja. Nu. Ant pykčiagi. Paragauk. Na, žiūrėk. Na, dar viena. Va, nuplaukė. Žvejybos principas tikrai labai įdomus ir daugam nežinomas, kaipgi čia vyksta visas tas procesas. Tai
Turim lazdą, ant kurios apačios yra sonaras pats. Kus čia? Šameris? Šamukas mažas Aha. tikriausiai. Ir sonaras skenuoja į priekį. Kažkokiu kampu, nedideliu kampu. Ir ta lazda sukiojama ir vaizdas mum ekranėlyje irgi va taip sukiojas. Tai galima 360 mane sukt tą lazdą ir Principo nėra sukti už savęs, Nu, kur taip. praplauki, Taip, jo, taip, taip. per žvejybą daug plaukai, daug ieškai, skinėjai į šonus ir tau, nu va, tiesia linija, priekį vaizdą rodo, kiek nusistatysi, ten optimaliausi 30 metrų paimkim. Jo. Ir rodo gyvą vaizdą, matai kaip žuvis juda, plaukia, atakuoja maslą, Taip. seka ir domis, nekimba dažniausiai. Labai dažnai nekimba ir Taip. ypač didžiosios mūsų žuvis. Tokios įnoringos, kartais net nereaguoja į masalą, tu ten vos neprilėti su masalu žuvį, jinai tiesiog plaukia savo keliais ir nieko nedaro. Taip, būna daug dienų, kad tiesiog ežeras vieną dieną tuščias, kitą dieną pilna žuvų, tai negelbė ir įrangas labai dažnai, jinai būna susislėpia žaliai, dar Taip, taip, kažkur. Ir apskritai toks jausmas, kad gaudydamas sėklyje pagautum netgi galbūt kiekiu daugiau tos žuvies, mėtydamas į vėduoklę. Jo, būna laikas, kada jos tenai susirenka, maitinasi, tada Jo. taip tikrai sėkliuose visokiuose, kartais vėduoklę mėtant gerokai geriau, bet Taip. šiuo atveju gaudom būtent live sonaru. Nu, jo. Ir kadangi dabar žuvis jau įeina į vasaros režimą, renkasi ant duobių po truputį, tai va čia aklas mėtymas jau nebelaši. Jo, nes kiek mes praplaukėm jau kokių, nežinau, Nu, gerą kilometrą. gerą ir kilometrą, matėm tik vieną žuvį. tik vieną žuvį matėm. Tai mėtant tiesiog, nu, klausimas, ar tu pataikysi tai žuvį šalia, po nosim ir apskritai, ar ji norės kibti ant masalo. Tai, jo, va šitas sonaras biški nuima tą netikėtumo jausmą žvejyboje, kas irgi kelia Jo, labai ta- didelį žavesį žvejyboje. Mes čia to netenkam, Net jo, netenkam Bet- to netikėtumo, kai Jo. gauni kibimą nepasiruošus. Ir, kai meškerę gali pamesti. Bet čia užverda širdis, kai matai didelę Jo. žuvį, kuri tau vejasi masalą ir nežinai, kips, nekips. Dažniausiai jau iš jos elgsenos supranti, ar nekips, Nu, ar taip, nekips, taip. bet čia toks Bet daug nervų reikalaujantis. daug kantrybės. Dalykas, Jo, nes kartais ta žuvis tiesiog nekimba. Tu matai bele kiek žuvies ežere, ant 20 simbolių meti ir ten būna atsiveja, jau bučiuoja gumą ir nekimba. Ir nors tu daryk, ką nori, ta prasme. Granatą mes tada išsispręs reikalai. Ne, juokauju. Tai ieškom žuvytės, valčių yra ir panašu, kad bus konkurencijos trupučiuką. Konkurencijos, kaip čia pasakius, ežeras tikrai Nu, bet didelis. ežeras jo Jo, monstrinis. tai- ežeras labai didelis, mūsų Lietuvos mastu. Tai realiai galima tikrai plaukiat, nesusidurt su kitais laivais ir neišplaukėsi per dieną dvi tikrai tų plotų. Tai turim kur plaukti, turim kur ieškoti, beliko Jo. tik surasti. Tai sukiok. Sukioj. Dabar Andrius gaudo pagalį. Mes susiginčiam, sakė, kad čionais lydeka, sakiau, kad pagalys. Nes jeigu lydeka, tai aš bijau, žinok, intrauks mus vandenin. Intrauks vandenin. Čia pagalys. Nu jo, panašu. Bet praleisiu. Pagaliui tiesiog. Op. Kitą kartą klausysi, kad pagalys. Pagalys? Nu pagalys. Na. Leidi plauk toliau. Plaukiam. Nu čia jau panašu, kad nebe šakalys, ne? Čia jau tikrai ne. O, piesta atsistojo. Čia dvi? Viena? Ne, čia tiesiog kampu gaudomės dar biškį Oi, judam. pareina. Bet ar norės kipti? Panašu, kad ne. Vat ir nenori tiesiog. Plaukia, žiūri.
ir nekala. Tai įsivaizduojat, kaip mes tokių lydžių per dieną suviliojam, kurie vejasi, bet nekimba ir mes to nežinom. Tiesiog mėtant aklai, Nu. nebūtinai su live scope. Belė kiek lydekų šiaip ežeruose ir jos vejasi ir nekimba. Labai svarbus faktorius šito žvejybai yra valties pasistatymas. Tai vat Jonas jau įvaldęs konkrečiai šitą dalyką, nes pasistatyti teisingai valtį, susistabdyti, pasisukti, kad nesuktų valties, galbūt įjungti elektrinį inkarą. Jo, net pravedinėjant maslą tenka paduoti su varikliu atgal. Kai čia laumžirgis buvo, išsigandau. Tai jo, pasistatyti valtį labai svarbu ir štiliukas padeda šitoj žvejybai. Ne, biškį paplaukia. Žuvis labai aptinga, net 3 metrus tingi pasivyti guminuką. Pasižiūri, biškį paplaukia ir plaukia toliau savo keliais. Palauk, dar pasuks, kad tikrai minkota būtų. Dabar minkota. O, dabar gerai bus. O, liuks leisk. Iš kišonio vis tiek, bet pamatys. Stop, suk, lėtai. Žiūri jau, pareina, keps. Tikriausiai. Keibo. Bet taip, žinok, uodegėlėm. Kažkas jau antro žuvies nepakirto. Aš nematau, man viskas. A kam to matyti, tu turi pajaust? Ne. Aš tau pasakiau, kad keps. Reik pasiruošti, reik pamatyti. Vat nežinau. Kabliukai gal buki? Ne. Ne? Geri? Geri. Kirtėjas blogas. Kirtėjas blogas. Bukas kirtėjas. Tau nereik matyti. Man tai reikia matyti. Gerai. O, kaip gražiai. Mailiaus būrys, lydys. Ir iš mailiaus būrio išlenda guma. Ir lydžiai įdomu tik būrys, o ne guma. Oho. Žiūrėk, visiškai neįdomu, tai? Bet čia gal nelydys? Lydys. Toj, atsuksiu. Eik, Vat su būrys tai būna, jie užsifiksuoja į vieną kažkokią žuvytę, net nepasuka galvos dažniausiai. Reikia labai arti paduoti, kad atkreipdėmėsi. Bet buvę ir taip, kad atsimeni per O, būrį. žiūrėk, būrį. Kalę būrį. Kalę būrį ir magumą kažkur tenais vietoj. Eina savo. Vaikas jisai būrį tiesiog. Aha. Visiškai būrį duodas. Būrys tik taip. Nu ir kaip tu dabar ją iš to būrį ištrauksi? Va. Aha. Eina savo, kaip gerai. Va, žiūrėk. O žiūrėk, pamatė magumą. Parskrenda. Pareina. Ir piktai pareina. Kažkas nepatiko ar prisistabdė prieš guminuką. Ne. Ai va, žiūrėk. Ant baronkos žvejojam. Eik Dėl tu to ir savo. nekyba. Nu va. Net nepajaučiu kiaužnyčių. Susitvarkėm guminuką, pabandysim per naują. Aišku, jau biškį pravaikytas bus, bet gal. Nepersimetu savo uodegą. Žiūri. Pareina. O, dabar panašu neatsisakys. Ai, ne, žiūrėk. Ir aš nepakirtau. Būna. Nieka bus. Būna. Bet čia iš simboliuko tai fainesnė žuvis Jo, čia jau galbūt? fainesnė buvo žuvis. Aš sakyčiau 94 centimetrai. Jau matuojama buvo žuvis. Nice. Gaila, bet fainai. Dar duosim Geri šansą. kadrai. Jeigu tokia pikta, tai gaus dar vieną šansą. Labai retai kada tai būna, bet... Žiūrėk, atsistojo.
Ar kips? Žiūrėtai žiūri, vytis Bet vejasi. vejasi. Nu, paragauk dar kartą. Ne, nebėjau. Pasimokė viskas, sako, klaidų. Protinga. Aš nepasimokiau, nepakirtau. Nu va, Maladėt. čia bairis. Atsidaro ir operatorius, ne tik mes. Nu tokia irgi labai panašia, Nu, apie panašiai, jo. 90. Biški kūdina tik tokį. Aha, išties uodega biški. 9-4, seniuk. Man galėsi visiems sakyti rekordus, mano debim nebus kitų. Čia yra kokie 4 camai, 4 kilai, ne? Jo. 4,5. Leidžiam. Net nenoriu paleisti. Tai mes. Nu, įdėk debes gal. Nu, nusprendėm atplaukti krantą, nes jau taip karšta pasidarė. Jau, reikia atsivesinti tikrai. Glitas padeda. Išplauki greitai iki kranto, atvėsti. Dar čia Vėjo nėra, atsivėsini. karšta. Žuvim irgi panašu karšta, mum irgi karšta. Tai galim trumpai aptart, ant ko mes čia apskritai gaudom. Tai šiaip kokie valai naudojami, nes man buvo pastoviai klausimas, ar labai nusistorint, ar neverta nusistorint. Aš manau, kad verta nusistorint, nes pagrindas yra tas, kad mėtant didelius masalus, tiesiog nuo didelio svorio pjaunus įgyja ir būna to pasekoj pastringa per metimą, tada seka dėl to. barzda arba nušovęs masalas. Ir nu, tas storas valas tikrai nepamaišys. 0,8, 0,3, 0,35. Nu, pagal japoną trejetukas aš naudoju lengvesniem, ketvirtukas jau rimtesniem masalam. Nes jau pas mane čia 0,32, man atrodo. O kaip žinom, kastingas taresnį valą meta dar geriau negu ploną. Nes, taip, spinningas, matai, kai iš pulio sukasi valas, jis eina žiedais ir labai pristabdo. O vat iš multiplikatorinės rytės jau valas tiesiai išeina, dėl to storas valas čia privalumas šitai meškeriai. Ok. O fluorokarbonas, tai aš anksčiau taip gan skeptiškas būdavau į storą fluorokarboną, kažkaip man keistai atrodydavo. Bet, 1 milimetras standartas. Jo, milimetras. Ir tai sudrožia. Gali būti 0,9, bet, lydekui tikrai ten neįdomu, ar 0,9 ar 1,2 tas milimetras. Fluorokarbonas, tai jo, drąsiai gali būti milimetras. Toks optimaliausias variantas. Jo, ir kas čia toliau eina? Karabinas, viskas. Galingas, geriau, man atrodo, Jo, storos geriau vielos, kad galingas neaplenktų, toks, ne? kad po pusdienį jau pirštus skauda. Jeigu daug masalus reikia keisti, nes tiesiog jie labai kieti ir tikrai neatsisega lengvai, nes yra buvę atveju, kai kirtimo metu atsisega karabinas, žuvį traukiant yra įsitiesinęs karabinas. Ypač starkis. Man yra džigaujant buvę, kad starkis tiesiog atmuša karabiną. Nu, čia apskritai su visom žuvim, nes vis tiek įrankiai galingi. Lydžiai irgi, ne? Jo, įrankiai galingi, kirtimas stiprus, jau trauki, nebežiūri, nes tiesiog nebetrunka ta kova, kaip visi įsivaizduoja su trofėjiniam žuvim, kad trauksi pusę valandos, 15 minučių. Ne, viskas labai greitai, minutė, iki minutės, gal net pusę minutės ir ten... Nu, ten kokį šamą didžiulį įknis. Ne, šamą tai teko traukti ir 10 minučių, tai čia taip, jau kita žuvis. Reziumuojant šiaip apie kotelius, tai man tai labai patinka. Jonas irgi gaudo. Nu taip, lengvas, aštrus ir skambus, čia toks... Man tai va čia, visą gyvenimą tai patikdavo, džigavimui kotai pas mane tubularai ir kokie tesni, ten lunakija yra, atrodo man tobulas kotas, ksestas irgi. Fainas dalykas yra, kad jisai, aš sakyčiau, vienadalis. Jisai, rankeną įsitraukia, bet pats blankas yra vienos dalies. Aš labai mėgstu vienadalis kotus, nes tiesiog... Tai duoda patikimumą ir jautrumą. Jautrumą ir tas, jo, ir lengvumas atsiranda nuo to automatiškai, nes nėra sujungimo. Taip pat didelis masalus mėtant yra pasitaikę variantų, kad
jeigu gerai nedajungus jungties, jinai pasisuka šonu nuo didelio svorio, vis tiek gumos 150 gramų būna. Kirtimo metu lūžta tada, Ne, nesimovė. dar taip neteka, bet, nu, tiesiog nėra sunku tikrai nusivežti tą kotą nesudėjus, tai aš už vieną dalį, tai vat, man šitas labai patinka, kad tiesiog nėra sujungimo. Jo, čia va per rankeną išsitraukia ir Tai turi realiai rankeną niekada atskirai. neištraukia. Tai vat. Nu taip, jau kai suduri, tai suduri ir mašinai telpa kotas tiesiog į dėklą. Pats dizainas labai fainas. Tai juodas Jo, spalva su tas raudonu, su raudonu. tikrai labai gražiai padaryta. Mhm. Tai vat, ir pati, kas labai faina, kad rankena yra kamštinė, nebe Eva medžiaga, nes, kaip žinot, per kamštį žymiai geriau kibimas jaučiasi, jisai kietesnis yra. Eva truputį sugeria tą kibimuką, tai vat. Čia Jo, vat, ir nepadauginta čia ir to šiaip man kamščio. asmeniškai pats tas kamštis kažkaip smagiau negu Eva. Okay. Nu tai aišku, pasėdėm dar, pailsim ir plauksim atgal į frontą. Ieškot aštriadančių. Dar pagausim. Pagausim, dar ne vakaras. Nu, bandom. Simbolis viršui, galimai arba piktas lydys. Ne, lydeka. Lydeka. Bam, yra. Ženet. Nuo paviršius matau, aš lydį tiesiog atsistojęs. Ha. Nedicka. Bet smagu. Babavom. Ant mažojo gobiuko. Nu taip tai galėtum nedaryti, nes ir tau skauda, ir man. Jo. Šaiba. Va dabar tai skaudės man. Jaučiau, kaip pradraskė visur. Čia pipinė, pintek. Viską čia blogai padarė labai. Buvo. Plaunu. Greit ištraukia ir paleisiu. Nedidelė, bet... Bet šiaip gražus raštas. Marga tokia. Leidžiam, nekankinam. Karšta žuvim, karšta ir mum, Ir karšta. Vienas didelis žodis karšta. Reik laukt vakarinio. Nieko nebus. Nu, bet svarbu bent jau žuvies randam kažkiek, nes kiti ekipažai va čia skambinais, tai sunkiai. Randam, bet nekimba. Labai geras pavyzdys, kad ne visą laiką echolotas, atneša pergalę. Jo. Dažnai gali daryti, ką nori, dėti kokias nori gumas, keist, ką nori, atrodo, ir tiesiog tokią dieną, kai nieko nekiši burną jam ir viskas. Reikia išlaukti. Aukso vertės žodžiai. Reikia išlaukti. Nu jo, bet kažkaip yra tokia tendencija, kad ryte sukimba ir tada kaip ir tipo vakare, ne? Būna ir per pačią to, sakoma, šutrą, ta prasme. Bet kad visą dieną stabiliai kiptų, buvo? Buvo, tikrai taip. Okay. Nu tai reiškia loterija, žvejyba. Ežerai nelygus, tai labai priklauso nuo ežero, labai priklauso nuo dienos. Toks. Nepasakysi, kas ten šviečia, tai lydeka. Nu bet dabar tai tendencija atrodo aiški. Rytas. Ryte kyba, kiekviena žuvis kyba. Paėmus, sakys, ką radom, tas. Tai tikėkimės dar vakare prakips. Arba link vakaro. Žuvis nėra didelė, bet labai giliai tik tai. 18 metrų. Eik tu sau. Ir dar plaukia. Ir spės nuskest, nežinau, ir dar šonė. Čia labai neryškiai vis nuplaukinėja šoną. Opa. Pamatėm. Ir bus kontaktas. Guminukas tai labai didelis. Džiak, kažkaip lėtokai plaukia. Nenori net bėgėtis. Aha. Norėtus, kad duotų gazą. Bet visai išdidėjo, lydys. Aha, padidėjo.
Nu, žiūrėk, bet jinai artėja, jinai po biškį spaudžia. Na, aš matai beveik nesu. Vo. Nu, skrendam. Skrendam. Oba. Nu va, Silkutė? 27 Whitefish'as dirbo. Biški didesnė lydekaitė jau. Kaip gražiai eina. Jau biški didesnė lydekaitė. Jau netgi graibščiuką galima būtų. Galima bus graibščiuką paimti. Biškelį. Wow. Graibštą nekelk aukštyn. Nu va, ir atgaivina biški. Gerai, mes ir suojam labai žuvies. Kabinam guminuką šonant. Matuosim? Jo, pamatuosim, pažymėsim. Nuo 85 cm. Žymė, Nuo ne? 80. Nuo 80. Jo, jau kai nebegalima paimti, tada žymim. Gali. Galima nufilmuoti. Nori. Čia visai faina. Nu, biški pakasysim, jeigu leisis. Dabar pamatuosim ir paleisim. Tadam! Nu va, ilgai nekankinam, karštą, šiltą leidžiam. Pilvūzas priryjas. Ai, gražuolė. Dabar tiesiu. Nebėra mailios, turėtų dabar būti viskas ok. O, labai gerai. Ir visai pasidavė gerai. Ir gražus toks, sakyčiau. O, pamatė. Gražus ir tikriausiai bus piktas. Tikėkimės. Piktas. Oi, koks piktas parlėkė jau. Vaisai. O, nesitraukia. Ai, gerai. Žinok, ne toks kaip jūsų, ponė. Bet lydeka? Bet lydeka. Dantis turi. Ir labai smagiai. Kotelis atidirbinėja iki 80 gramų. Guma su svoriu. Tikrai viršsvoris gaunasi. Ačiū. Jo, kotelis labai fainas. Truputėlį aš jį perkraunu, bet man kažkaip patinka. Rezervo turi ir nuo žuvies lenkiasi labai smagiai. O Jonas gaudo su kotu iki 140 gramų, mano iki 80. Tai abu labai lengvi, nes anksčiau gaudydavau su SG4 ten, ne, tie žali būdavo. Taip, ten SG4. Jo, jie tokie SG6. irgi rezervo labai daug turintis kotai, bet sveria, nu, taip ženkliai daugiau. O šitie jau išlengvinti, aišku, brangesni kiek, bet tie, kas nori investuoti, labai verta. Aš tikrai va šitą turėsiu ir starkiui, ir lydžiam puikiai va, sueina. Ačiū. Oba! Nu kiek čia, 7,5 kokie? Panašiai. Gal daugiau kiek. Graži, faina lydekytė. Mano šiandien didžiausia, bet tikrai, nu kol kas dar ne vakaras. Leidžiam, nekankinam. Oi, kaip tu bėgt nori. Wow. Dar apie kotus, ką galiu pasakyti, kad nu, tas lengvumas, man atrodo, ir žiedų pusės yra, nes žiedeliai mažiukai. Sigaidas čia, man atrodo, Fudžio furnitūra, kita tai čia rankena Fudžio. Nu, man tai labai prilipęs kotas. Šiaip, jo, patys kotai iš savo pusės, tai pirmas įspūdis buvo, kad labai lengvi. Tikrai labai lengvi. Palyginus su SG4, tai gerokai išlengvintas. Nes, pavyzdžiui, gaudau su tikrai aukšto lygio turiu kotą. Gator. Jo, titano žiedai jau, nu, tikrai labai aukšto lygio kotas. Tai irgi beproto lengvas. Tai vat, kas nustebino, kad už tą pinigų sumą gauni žiauriai lengvą kotą. Jo, labai patiko ir dizainas, ir šiaip, nu, kol kas, sakau, kadangi mano patirtis su castingu nėra labai didžiulė, tai šitas kotas labai paliko gerą įspūdį ir kol kas viskas puikiai. Tai plaunamės rankas.
Vedam variklį ir ieškom tavo žuvytės. Opa, kepsi. Bet jau trauki savo pusę, žinok, man pjausti visą Tau ranką. lydėkų nereikia. Yeah. Nedycka. Nu, aš tau leisiu. Gerai, Skabint. paims. Užsidėjau natūralią spalvytę, su kuria ryte gaudžiau. Prašovė. Kerpam val. Ui, tu savo, Nu, viskas. prisidirbai. Ar aš prisidirbu? O tai va, kilsilsim ir paleisim. Nu, niurka dabar. Niurka. Up. Nėra. Nu, aš dar pabandysiu ją užmesti. O kaip tik išlindo iš būrio. Aha. Aišku, nusileis dabar su bariu ir nuplauks kažkur ne ten, kur man reikia. Iš šono. Ne, viskas okei. O, Op. žiūrėk, kaip pamatė. A, jinai pikta, dabar valgyt nori. Aišku, nekim, žiūrėk. Užkybo. Nekyp, sako. O, kaip atrodo traukiama žuvis. Nu, labai panašus standartas, žinok, išlis mano. Šiandienos standartas. Oho. Kažkokia labai patraukus. A, vėl per tų pačių vietų. O ne. Vargšas Jonas. Nu, Čia net ne Lydžio kraujas, čia Jono kraujas. Ratais kvadratais dabar. Jo, sunku nunert žuvį trupučiuką, kai iš tokio gylio. Eik, tu savo. Vėl per ten pat. Turim pirštinę, nenaudojam pirštinės. Nes maži lydekiukai nieko blogo nepadaro ir va prašom. Kaip ir kiekvienos laidos pabaigoje mes darome konkurso nugalėtojo paskelbimo procedūrą, tai dabar skelbiam praeitos laidos konkurso nugalėtoją, kurį dabar matote ekrane. Labai sveikinam nugalėtoją, susisiekite su žvejybosreikmenys.lt Facebook paskyroje, kažkaip susirašykit ir susitarsit, kaip atsiimate prizą. Na, o mes tradiciškai skelbiame ir šiandien konkursą, kurio metu galit laimėti Whitefish'ų, Savage Gear'o naujos gumos, žiauriai geros spalvos, barškutis uodegoj. Ir padovanosim jum vieną arba 23 arba 27 cm gumą, priklausys nuo jūsų norų ir poreikių. Man asmeniškai 23 cm yra Jonas pralaužė ir 27 cm. Ne kartą jau, bet ne visuose ežeruose kimba, tai atsižvelgt reikia pasibandyti. Jo. Tai va, o 23 pralaužė ledus ir šitas baltas jau papiltas taip konkrečiai šiandien lydekų. Tai va, labai fainos gumos. Na, o mes truputėlį panašu, kad įstrigom čia su tom lydekom, nerandam žuvies, užsidarę, nors atrodo vakaras, saulė mažiau kaisina, bet nieko nerandam, tai dar plaukdami namo sukinėjom lazdą, ieškom kažkokių galimybių pravesti lydekai prieš nosį. Bet panašu, kad baigiam mes mūsų žvejybą, tai reziumuojant, lydys kybo visai neblogai. Man atrodo, kad neblogai, nu čia mes pagaudėm ir tų vaizdų visokių buvo smagių, išbandėm naujienas, ko aš labai laukiau, tai naujas kotas, tiek Jonui nauja patirtis su šitu koteliu Savage Gear'o SG6, tiek man. Pas mane iki 80 gramų, pas Joną iki 140. Nu, šito tu nemėtėjai, o mėtėjai, nu, jis toks minkštokas, ne, jau šitom. Jo. Lydekais. Čia labai priklauso jo, kokiais maslais žvejos. Nu, taip. 2-7 cm tikrai nebepamėtysi su jie, bet šitą dar taip atsargiai užmeti ir, nu, prasikerta vieną. Jo.
viena kita žuvis prasikerta. Tai reiškia, gaudyti galima ir smagiai linksta jisai. Tai vat, gaudėm pagrindę realiai visur, net nebuvo taip, kad kažkur prisirišus ta žuvis. Pagrindą plaukiam duobėse. Nu ir ribos. 5 metrai, jo, ribos tai... Tai kažkaip ir ant šlaitų. Žuvies nėra, tada atsiranda keli šimtus metrų platelį, viena, antra, trečia. Jo. Tada vėl gali plaukt kilometrą. Radom ir sekliautę, 8-9 metrai. Į sėklius pačius nelindom, kadangi karšto vėjo nėra, štylius. Karšiai plaukė sėklius. Tai... Taip, tai tokia va buvo mūsų žvejyba, dar tikrai kartosim, vasarą įsibėgėja, lydžiai aktyvėja, starkis tuoj atsidarys, tai galimai bus vaizdų. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki. Čiau.